Artėjant šildymo sezonui, Nacionalinė pastatų administratorių asociacija daugiabučio namų gyventojams siūlo programą, kuri leis sutaupyti iki 30% šilumos. Pernai už 2 kambarių buto šildymą šiame name gyvenantys klaipėdiečiai vidutiniškai mokėjo apie 400 litų. Baimindamiesi artėjančios žiemos, jie nusprendė prisijungti prie šilumos taupimo programos, tikėdamiesi, jog sąskaitos už šildymą taps mažesnės. Dabar susimokėsim, kad mūsų vaikai, anūkai geriau gyventų, šilčiau, mažiau mokėti reikia, to ir daromos, kad mažiau reikėtų mokėti. Nacionalinė pastatų administratorių asociacija ėmėsi iniciatyvos, skatinančios daugiabučių prižiūrėtojus ir gyventojus bendromis jėgomis mažinti šilumos nuostolius. Konsultuojantis su efektyvaus energijos vartojimo ekspertais buvo sukurta 5 žingsnių šilumos taupimo programa. Taigi Nacionalinės pastatų administratorių asociacijos iniciatyva yra Taupykime šilumą, kurios pagrindas yra 5 žingsnių programa, kaip galima sutaupyti šilumą namuose, neinvestuojant ypatingai didelių sumų į renovaciją, pilną su sienų šiltinimu. Anot pašnekovo, 5 šilumos taupimo programos žingsniai apima gyventojų įsitraukimą, tai yra veiksmus mažinančius šilumos nuostolius butų viduje, darbus mažinančius šilumos nuostolius bendrose daugiabučio patalpose, laiptinėse ir rūsiuose, šilumos punktų automatizavimą, šilumos sistemų balansavimo įrangos montavimą ir realiu laiku valdomo šilumos sistemos įdiegimą. Ši programa anot pašnekovo yra ilgalaikė, ją ketinama vykdyti ne tik ateinančio, bet ir kitų šildymo sezono metu. Pasak bendrovės City Service Klaipėdos regiono vadovo Mindaugo Genio, žmonės suvokia, kad norint sutaupyti reikia ir investuoti. Tad Klaipėdoje paskelbus apie šią šilumos taupimo programą, miestiečiai jie susidomėjo labai aktyviai. Vien šiais metais esame pakeitę daugiau negu 30 šiluminių mazgų. Tai yra pilnai automatizuoti, kurie leidžia taupyti ir nakties metu, ir temperatūrų perkeičių metu, ir tuo labiau, kad šilumos kokybę pagerinti. Taip pat žmonės aktyviai kreipiasi su prašymais pakeisti laiptinių langus. Daugiau kaip 50 namų jau kreipiasi ir yra jau pakeista arba yra keičiama šiuo metu laiptinių langai, kas vėlgi leidžia sutaupyti šilumą. Pasak pašnekovo, įdiegus 5 žingsnių šilumos taupimo programą, šilumos suvartojimo mažėjimas gali siekti iki 30%. Visi norintys prisijungti prie šios programos gali tai padaryti, skatindami namą administruojančią bendrovę prisijungti prie Nacionalinės pastatų administratorių asociacijos ir dalyvauti šioje iniciatyvoje bei taip sutaupyti pinigų šildymo sezono metu.